Charizmas samana pirkta kažkada Tropika in vitro indelį, pakabinta ant tinkliuko, ant sienos, panašiai kaip čia, ir čia jau yra irgi užaugus, jas buvo didelis delnas ir nuo tinkliuko jis atplyšo, liko šiek tiek įsikabinęs. Tai yra pati, man atrodo, vešliausia samana iš tų, kurias turėjau, ir jie auga bet kokiose sąlygose. Mažiau šviesos bus, mažiau vešli. Ji vat kalėdinė samana vadinama, aš dabar esu viską labai sujaukęs raudams, bet po vandeniu jis suauga į tokius skarotus kukštus. Skarotus galbūt labiausiai matytus va tenais. Va, čia nejudintas. Tokias skaras nukarusias. O vat kur vandens paviršių pakilusi, kadangi fotosintetinė labai stipriai ir jose susirenka deguonies labai daug, tai ją kelia į viršų, jį plūdurioja, tai čia yra labai tanki. Labai kaip kilimas. Po vandeniu ji yra puri. Nu ir ji, kadangi šiaip nesiūlau jokių samanų laikyti dviejų viename, va, matau ten atplyšusi gabalą. Atplyšusi nuo tinkliuko, bet jis buvo nusviręs žemyn, tai nėra pakilęs. O labai gražus gabalas, aš jį ten ir paliksiu apačioj. Nesiūlau maišyti jokių dviejų samanų į vieną, nes jos poras jos po kiekvienu lapuku yra poros. O čia matau žiedus krauna, ne. Sraigykė. Po kiekvienu lapuku yra poras. Ir tos poras pasklinda vandenyje ir bet kur grunte susimaišys vieną samaną su kitom. Ir niekaip jūs neatskirsit. Niekaip. Dėl to vienam akvariume siūlau laikyti vieną samanų grupę, nes paskui susimaišys. Aišku, jeigu labai ant atskirų šakų bendra ta masė gal ir nesusimaišys, bet kai turėjau skirtingų, tai va toj samanoj kur nors taškas pradeda augti kita samana. Ir atskirti yra mažai šansų. Bet tai yra pati nereikliausia ir ten, pavyzdžiui, palyginti su java. Java tai kaip dratas būtų, čia kūda. O šita yra labai nereikli. Man labai patinka. Iš kokių 8-9 samanų, kurias esu bandęs, tai man čia labiausiai prilipa. Auga, aišku, palyginus su augalais lėtai, nes va, Liudvigė repens nukeliauja per visą akvariumą. Ir jau čia yra karpyta daug kartų, tai samana ne, čia yra pirkta pirma turbūt prieš 3 metus ir auginta mažam kūbe, didesniam kūbe iš in vitro induką. Tai, bet patogi, faina, nelepi samana.